Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365 ir šiandien pas mus yra viena iš gražiausių priekabų. Tai yra Adria Dora 613 UT. Tai yra premium klasės priekaba, pilnai tinkama gyventi žiemą. Ateikit, parodysiu, ką mes čia turim. Tai alko važiuoklė su stabdžiu, su stabilizatoriu. Čia galim užfilmuoti. Tada čia turim didelę bagažinę. Vietos 2 dujų balionams, čia tada gali būti atsarginis ratas dedamas ir čia yra vadinami smart boxai, tai papildomos dėžės, jeigu norit, kad jūsų bagažinė būtų tvarka, taip pat čia tiesiog tokios skirtingos. Kainuoja apie 150 eurų, tai kas nenorit sukti galvos, ieškoti tokių dėžių pas save, tikrai geras variantas. Čia yra naujasis Adora modelis su LED lempom, gale parodysiu. Šitas rankenos su jomis galima bandyti tampyti priekabą, bet kadangi priekaba sveria apie 2 tonas, tai aš rekomenduočiau pas mus servise įsidėti moverį, kad jūs galėtumėte tiesiog su pulteliu perstatyti priekabą, kur jums patogu. Taip, šita priekaba yra virš 8 metrų ilgio. Čia yra didžiulė bagažinė, į kurią galima ir iš vidaus, ir iš išorės patekti. Taip pat kemperis su 14 colių lėtais ratlankiais. Tai čia yra papildoma opcija, dar galima užsakyti ir 15 colių. LED žibintai labai gražiai atrodys, kai tempsit. VC kasetė, tada čia šaldytuvo grotelis, matot, bus didelis šaldytuvas. Ir čia vandens papildymas, yra apie 40 litrų. Ir galime eiti į vidų. Tai va čia slepiasi visas grožis ir kokybė ir tas jaukumas namų. Pirmiausia, tai yra stoglangiai. Adria turi labai daug sukūro šviesos savo kemperiuose. Tai vien čia svetainėje įsidėdami jūs turite 4 langus. Čia per šitą didįjį stoglangį galite žvaigždėm džiaugti, saulę, kas tik jums patinka ir per šitą pusę galite matyti. Tai ta tokia šviesa yra labai malonė. Ir tokie, žinot, ir vaizdais gali džiaugtis. Čia irgi langai. Visi langai turi tinklelius nuodų, naktinės užuolaidas. Visi langai atsidaro, tai jeigu reikės, kemperis labai greit prasiventiliuoja. Čia yra 4-vietė priekaba. Jeigu yra viena lova kitam kambarį ir šitas stalas susispaudžia ir pasidaro čia dar didelė lova, jeigu 4 keliausi. Kas dar yra? Man labai svarbaus ir patinkančių, tai yra daug laikymo vietų. Viena lentyna. Čia kita lentyna. Kas man labai patinka ir yra patogu, kad šalia įėjimo durų yra iškart laikymo vietos. Ir čia iš karto įeinat, galite rūbus pasikabinti, o čia batus pasidėti. Ir didžioji daly kemperių va taip durelis atsidaro, o čia atsiverčia, kad būtų patogu. Čia irgi yra premium klasės kemperis, reiškia aukštesnis kokybės ir tikrai jūsų nenuvils. Čia irgi dar laikymo vieta, batams, kažkokiems lauko dalykams. Televizoriaus laikiklis, kur irgi galite pasireguliuoti, kaip jums patogu būtų žiūrėti. Kita svarbi vieta – virtuvė. Irgi turi savo atskirą langą. Yra gartraukis. Gamindami galėsit atsidaryti langą, kad tikrai neprieitų kažkokių kvapų nemalonių. Viena laikymo vieta, orkaitė, tada turim čia dar vietos susidėti. Ir yra daug stalčių. Čia Adria turi tokius fainus dalykiukus, kuriuos galit pasikabinti ten, kur jūs norit susidėti. Ir per visą priekabą irgi perimetrų eina begeliai, kur jūs galite susidėti tokius laikymo, nežinau, vietas. Tai čia irgi visur dar stalčiai. 3 degiklių viryklė, kas irgi yra labai patogu, kad kriauklė sujungta yra su viryklė, tai kai jūs čia kažką nutepsit, galėsit labai lengvai nuvalyti. Ir čia dar viena laikymo vieta buteliams, ką jau jūs mėgstat laikytis. Didelis šaldytuvas, 142 litrų ir su šaldikliu. Čia taip pat irgi
Galima kažką susidėti, bus vėsesnė vieta iš patirties. Ir šitas kemperis turi savo medijos centrą, tai kolonėlės yra paslėptos balduose, kad jos nesimatytų, kad atrodytų stilingiau. Vienas stoglankis dar, kas duoda šviesos, čia yra kaip papildoma opcija. Beje, šitas kemperis turi Alde šildymą, tai žiemą tikrai be problemų galėsit keliauti. Ir čia dar matot 2 spintas. Vieną didelę rūbams kabint, kitą, nežinau, kažkam susidėti, kam tai jums reikės. Ir čia dar vieną kabyklą. Ir čia dar spintas. Šitą priekabą, jeigu norit, gali būti jūsų pastovus namai, tikrai užteks daiktų. Jeigu keliaut 4, noris privatumo, tai čia yra būdas atsitvert, užsitraukia ir tada galit privačiau miegot. Miegamajam taip pat yra televizoriaus laikiklis, čia galima dėti ir patį didžiausią, nes yra pakankamai vietos, jeigu ką mūsų parduotuvėje rasit. Taip, šita priekaba irgi turi oro kondicionierių, jis kainuoja apie 1600, tai jeigu užsisakinėsit, gali būti toks variantas. Taip, lova. Lova yra karališko dydžio, čia dabar ji pakelta, kad būtų didesnis praėjimas, ji turi atskirai pakelimus. Jeigu norite, pavyzdžiui, skaityti, tai irgi galite nusireguliuoti, kokiam aukštį jūs norit, kad būtų. Tikrai labai daug pozicijų. Adrija apie viską pagalvoja. Ir čia dar virš miegamojo vietos yra 2 didelės spintos. Tada prie šitos miegojimo vietos yra šviesų reguliavimas, galite išjungti šviesos priekabos, USB jungtis pasikrauti. Ir kaip jau minėjau, yra didelė bagažo vieta, į kurią galite patekti iš čia. Čia tikrai slidės turėtų tilpti, lauko baldai, dar kažkokie žaidimai, tikrai užtektinai. Lova yra didelė, aš parodysiu, bet tokia ji pasidaro, kai miegojimo zonoje. Oi, čia koks 1,90 m tikrai ramiai gali miegoti. Miegamajam yra irgi didelis langas, tai galite atsitraukti, matyti iš lovos. Tada visur yra LED lempos išvedžiotos jaukumo, vadinamas ambient apšvietimas. Ir didelė vonia. Atskirai užsidaro duris. Tik tai, kai jau ruošitės važiuoti, būtinai patikrinkit, kad visos duris būtų uždarytos, pritvirtintos, kad paskui nebūtų skraidimo. Tai dušas yra tikrai erdvus, norėčiau dviese galėtumėm tilpt, Alde šildymas, veidrodis, tikrai užtektinai vietos, daug erdvės, kliukas atsidaro, tai galite vėdintis. Kriauklė didelė ir stabili ir aišku veidrodis. Čia visų šviečia apšvietimas. Aš nežinau, ar jūs tiek turite vietos savo kosmetikai namuose. Čia yra jos tikrai daug. Jeigu jūs galvojate, kad jums neužteks 40 litrų vandens, tai galite pas mus servise susimontuoti papildomai. Ir čia tualetas, tai irgi toks erdvus, rankšluosčiam kabinti vieta, tinkleliai naudai, naktinės užuolaidos. Čia dar ventiliacija papildoma. Tobula priekaba. Nuoširdžiai tikiu, kad Adora yra viena iš gražiausių ir išskirtiniausių priekabų. Taip, čia, kaip ir minėjau, yra medija, muziką galite per telefoną klausyti, šviesų reguliavimas, grindų šildymas nuo 220, tai pilnai žeminė, Alde valdymas ir aišku, čia yra standartinė mūsų panelė, kur galite matyti kiek akumuliatoriaus, kiek vandens, įjungti siurbliuką. Aš mačiau daug priekabų, bet šita yra viena iš mano mėgstamiausių. Kviečiam pas mus aplankyti, pasižiūrėti, jeigu turėsim, parodysim. Jeigu norite įsigyti, irgi rašykit, skambinkit mums, lauksiu. Tokios priekabos kaina yra apie 35 000 plus PVM-as. Kaina, žinoma, priklauso nuo visų papildomų komplektacijų, o bazinės kainos prasideda nuo 26 maždaug.